чему вся ваша красота? Когда в душе вы просто твари, а в сердце вашем пустота. Нет чувств и нет морали. К чему вся ваша красота? Когда в душе так черство, когда забыта доброта, оставлено упорство. К чему вся ваша красота? Когда в душе вы твари, а в сердце вашем чернота, и чувства вы продали. Tai va, labas vakaras. K čemu vsia vaša krasota? Tokią įžangą padariau, va. Nežinau, girdėjus, gal čia net nesigirdėjo. Tai va, vienu žodžiu, atėjau dar kartą va, su jumis pakalbėti. Atėjau, atsisėdau ir nutariau pakalbėti apie vienijimąsi. Kaip žinot, aš labai stengiausi ir didžiausias mano tikslas, kad būtų suvienyta kuo daugiau tų įvairių judėjimų, partijų į vieną tą vietą, bet kadangi aš nesu dauguma, o dauguma nusprendė, kad suvienyt žmonės. Nu, tai taip pat gera idėja ir aš tam turiu pritarti. Todėl ir vėl kviečiu visus, kurie palaika Eduardą Vaitkaus programas, tos visus tikslus, kurie palaikė Eduardą Vaitkų, arba kitus žmonės irgi, kurie atitinka tos nuostatus, kad geri santykiai su kaiminystė, draugiški su kaimininėm šalim, kad taika, kad pas mumis būtų, kad nebūtų karą. Didžiulę problemą turim su teisėsauga, kurią reikia spręsti, nes jeigu teisėsauga veiktų, tai iki tiek nebūtume mes čia nusivažiavę toj savo valstybei. Tai va, dėl visų tų dalykų turim vis tiek apjungtas jėgas. Daug žmonių palaikė tą Eduardą Vaitkų. Daug bendravom, daug šnekėjom ir dabar, man netgi keista, kodėl aš turiu maldauti tų žmonių, kurie nešiuot geranoriškai tos laikraščius platinot, rinkot parašus, o į tą sąrašą kandidatavimų į tą Seimą, norą didelę nereiškit, nėra. Vis tiek jumis turim kalbinėti, turim šnekėti, turim kažkaip vėl ilgus, daug laiko prarandę tiem visiem kalbėjimam. Manau, kad turėtumėm būti tokie paprastesni. Jeigu mes kažką darom, norim kažką pakeisti, tai padarykim vieną sykį iki galo. Kiek žinot, buvo čia Liepos 13, tai šiandien, kada įrašą darau, tai čia buvo vakar, buvo visi kviečiami, ir partijas, ir žmonės, ir aktyvus pavienis, kad susirinktumėm ir suvienytumėm tas jėgas. Tų žmonių prisirinka gan nemažai, bet šiaip rezultatas gal ir ne visai blogs, bet visą laiką noris jo geresnį to rezultatą. Tai manau, kad į tą kandidatų sąrašą turėtų pasistengti kuo daugiau žmonių į tą kandidatų sąrašą įsirašyti. Liko čia tos kelias dienas, tai kviečiu visus pasispausti, su kuriais kalbėjau, kuriems siunčiau irgi kvietimus, nes žinau, kad jūs reikalingi tam sąraše. Ir
tik būdami kartu mes galim pasiekti geresnį rezultatą. Gal netgi pakankamai gerą, kad patekti į Seimą ir tapti didžiąją daugumą. Tai kiti sako, nieko nepakeisi, nieko nepadarysi. Tai reiškia, kaip nieko ir daryti nereikėtų. Kadangi aš esu kitokios nuomonės, aš visą laiką galvoju, kad darant visą laiką viskas pasidara, galbūt ne iš vieną kartą, galbūt per ilgą laiką, bet viskas pasidara. Dabar susidėlioja tokia situacija, daugelis iš jūsų žinot, kad praeitais Seimo rinkimais taip pat kandidatavau į Seimą. Bet VRK buvo užbraukts. Dėl to, anot, kad aš kažką nuslėpiau, nors aš nieką neslėpiau, gudriai prirašyta, kad suklaidinti žmonės ir daugiau ant to gauda, kad išbraukt. Vienus debatus Vokietijoje sudalyvau debatuose, po kurių buvau išbraukti iš kandidatų sąrašą. O kandidatų sąrašą buvau papras būdam žmogus, buvau gan geroj vietoj, 9 numerį. Buvau nei aš prašiau kažko, nei aš maldavau tenai, paėmė ir pastatė į tą sąrašą. Daugelis dėl tos vietos tam sąraše labai pergyven, labai panikuoja. Aš manau, kad vis tiek atrenk ten tam tikri žmonės, aišku, susėdi ir jie nenuskriaus, jeigu kažką esat verts kažkokios tos vietos. Nes jeigu ten kažkokias intrigėlės darot, kažkokius tenai, tai vis tiek ir taip ir matoma, irgi taigi mata, kai vienu žodžiu nereik kaltinti kitų, pirmiausia reik matyti, kaip pats elgies, ką pats darai, tai nuo to gal reikėtų visiems ir pradėti. Nes yra tokių žmonių, kurie kaltina kitus dėl to, kad jie kažkada patys neteisingai kalbėjo, neteisingai elgės ir daugiau kaltina, kad su jais nepakankamai gražiai elgiamas yra. Visų pirma, ką pasėjai, tą ir pjauni. Ką paleidi, kas išskrenda, tai tas sugrįžt. Visą laiką todėl turime elgtis protingai. Negalim švaistytis beleko. Aišku, ir aš gal kokių klaidų padarau kada, bet aš stengiuosi visada irgi kalbėti atsakingai, kalbėti taip, kad paskui, kad nebūtų, kad atgal negautum to smūgį kažkokią negerą. Ir tai kartais pasitaika visokių tų dalykų. Aišku, yra tam tikras jėgas, kurios visą laiką bando su tais aktyvių žmonės tos kažkaip apjuodinti, sutepti, tai jūs visą laiką tikrinkit. Gaunat informaciją, dabar apie mane tai didžiausi straipsniai čia buvo rašomi, biški dabar apstoja, nežinau, reikia kažkaip pajudinti, kad daugiau parašytų, nes kad vis tiek reikalinga, kad žmonės kuo daugiau apie tą vyrą kalbama, tuo labiau jiem įdomu sužinoti, tikrai tą situaciją, kaip čia iš tikrųjų yra, negali tai būti, nes, kai parašo tokius visai šizofreninius klėdėsius, tai žmonėm rūps išsiaiškinti vis tiek. Ten, aišku, yra tokia grupė žmonių, kurie, ką pasako, tuom ir tik, tai kai tie, kur televizorių žiūri. Vieni žiūri televizorių, kiti žiūri tos tokius irgi užsakytus sistemas veikėjus, kurie apsimet antisisteminiais. Ir gaunas, kad ir iš sisteminės žiniasklaidas tie marginalizuojami tie žmonės. Ir iš tų atsieiti tos nesisteminės žiniasklaidas. Tai užtat kviečiu visus tos dalykus tikrinti. Naiviai netikėti nei televizorių, nei YouTube kanalais, kurie tenai irgi labai daug pasakų sekti su tokiu šizofreninės fantazijas prieskoniu. Tai visur galvokit. Tai kalbėjau apie tos praeitus rinkimus į Seimą, tai dabar gavos taip, kad
gaunas, kad vėl su ta pačia partijos platforma vėl renkami žmonės, va tie aktyvų žmonės, nes nepavyko man tas visas norės įgyvendinti plans, kad vat, suvienyti įvairias tas partijas, kad kuo mažiau atskirių tų būtų žmonių, kurie išblaškys tos balsus. Tai va, vis tiek vilties neprarandam. Kai kurie žmonės ir sakė, kad tai neįmanoma padaryti, o aš sakau, kad viskas įmanoma padaryti priklauso nuo mūsų pačių, kaip mes patys elgiamės, kaip elgės tie, kurie galėtų susivienyti. Nes jeigu būtumėm paprastesni ir iškeltumėm pirmiausiai tikslą valstybę, tai gal net nebūtumėm tokie emocingi, egoistiškų to požiūrių vat į save. Ir apie tas sąrašę vietas vat irgi taip per daug. Tai vat kai kurie žmonės irgi lygtais kažką daro sutraukto žmonės, o paskui tie žmonės vat paėm ir paskui pradėt kažkodėl sklaidytis tie žmonės. Reiškia, kažkas padaryta negerai. Tai vat reikėtų tą dalyką ir aiškintis. Ir daugiau kažkas jau padaro daugiau, vat kažkas tų žmonių, kažkas pramin tokį didesnį kelią, kaip vat turiu omeny dabar Eduardas Vaitkus, ir viską pagal programą atrodo vienodas mąstym žmonių, gaunas viskas, vat tai tokia programa, vat kaip ir sako, jūsų, ir tokia programa Vaitkus. Ir gaunas ta programa, kuri tokia pat kaip Vaitkus, ir to Vaitkus nepalaiko. Tai ar nekeistai atrodo. Kaip gali nepalaikyti tos pačios programos? Ne žmogus, ne tas Eduardas Vaitkus yra svarbiausiai yra tikslas, kuris yra vat nurodytas. Tai jeigu jūsų tikslas toks pat, tai kom tas jums neįtinka Eduardas Vaitkus? Vat čia man tokie klausimai iškyla. Tai va, ir kai kurie žmonės va tą klausimą aštrint, kad vat jisai būtų išaštrint, vat. Ir gaunas, kad vienodą mąstymą žmonės daromi priešais. Ir tie, kaip ir vienodai kalbėtų, kaip ir vienodą tą darbą darytų, vat, kaip karūnas vat nori, suprantat. Tai vis tiek reikėtų įvertinti, kad tas jūs nepadarė tiek, kiek Eduardas Vaitkus, jums nepavyko. Reiškia, jūs kažką darėt ne taip. Tai kodėl jūs dabar pykstat ant to Eduardą Vaitkus, kad jisai daugiau padarė negu kad jūs. Taigi jums nieks nedraudė irgi tą patį padaryti. Reiškia, jūs kažką darėt ne taip. Tai vat turėtumėt priimti realybę tokia, kokia jin yra. Ir kai sakant, nekiršintų žmonių. Man tai nesvarbu, ar Jonas, ar Petras. Man svarbu, kad žmonės siektų tikslą. Ir kad tas tikslas, nežinau, dabar čia užkūrė mašiną biškį nelaiku, tai biškį gal užūžins. Bet gal girdėsit, ką bandau pasakyti. Tai vat, kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbiausias tas tikslas. Tai vat, aš už tai, kad siektumėm tikslą kartu. Tai vat su visais kalbėjau, su kuriais kalbėjau ir neaišku, ne su visais kalbėjau, su daug kalbėjau žmonių, su visais nespėjau pakalbėti. Kiti iš karto pasirodo va, tokie pakėlę nosis aukščiau. Reikėtų būti visiems paprastesniem. Neįsivaizduokite jūs karaliais, kad vat, karaliai esate. O čia yra didžiausia jūsų ir problema. Kiekvienas iš jūsų, ne kiekvienas, aišku, vat, kai kurie iš jūsų, sakykim, nori būti karaliais visą laiką, kažkokie dėmesį centre, kažkokie dievai, ne? Aš esu giliai įsitikinęs ir mano toks požiūris į žmonės yra, kad žmonės yra vienodai svarbus. Visi vienodai svarbus ir visi vienodai lygus. Kai kurie žmonių tame tarp ir Erika Švenčionienė sako, kas tu esi? Tu sako, esi niekas. Gerai, jeigu aš jums esu niekas, man tai aš nesu niekas. Aš esu lygiai toks pat žmogus, kaip ir ta pati Erika Švenčionienė, kaip ir tie kiti žmonės, kurie mane skaita nieko. Aš dėl to nepykstu ant jų, kad jie mane skaito nieko. Čia yra jų asmeninė problema. Nes kitas žmogus skaityti nieko, tai jau čia yra, negražu yra, visų pirma.
Nes kiekvienas žmogus yra vienodai svarbus ir tu turi gerbti kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogaus nuomonę. Tai va, toj vietoj ką. Kadangi sąrašas vis dar reikėtų tą sąrašą papildyti, laiką nedaug likę, kviečiu vat visus, žiogų nekviečiu, bet jie patys čia smuikoj. Tai va, kviečiu visus užpildyti tą sąrašą ir kuo greičiau tą padaryti. tą galit padaryti, nežinau, ir galit ir, nenoriu tų žmonių apkrauti, jie taip apkrauti, ir Eduardas Vaitkus apkrauti, ir Mažvydas Misiūnas apkrauti, ir Tauras Jakilaitis. Galimat pabendrauti, susišnekam viską, pajamat, užsipildo dokumentus ir viskas. Ir žiūrim, daugiau būsit išreitinguoti, koks pagal nuopelnus, kiek į viską ir atsižvelgiam. Ir aišku, svarbiausias tikslas turėtų būti pasiekti tos kuo geresnį rezultatą, sakyčiau, kad kuo daugiau pakliūtų, kad būtų dauguma. Tų žmonių, kurie to sąrašų kandidatuos į Seimą, kad būtų dauguma. Aišku, daugiau galimybių būtų, kad būtų susijungę daugiau tų žmonių, bet kadangi buvo nuspręsta, kad nedidinti to iš 5% barjerą į 7%, nes jeigu koaliciją sudarai, tai buvo nuspręsta, kaip ir sakiau, žmonių tą koaliciją daryti iš žmonių, ne partinių, iš žmonių. Tai būtent tokius žmonės ir kviečiu, tos visus aktyviausius žmonės, su kuriais ir asmeniškai kalbėjau, su kitais nekalbėjau asmeniškai, kur jūs dalyvavo daug metų, kaip ir aš dalyvauja toj veikloj, stengiatės dėl mūsų valstybės, pamiršę savo asmeninę, kažkokie asmeninius tikslus, nes daug mes prarandam rūpindamisi, darydami kažką, prarandam savo asmeninį tą gyvenimą, jį darom netokį komfortišką, prarandam ir pinigus, ir laiką prarandam, kurį galėtumėm skirti šeimai. Tai už tą turim pasistengti, kad tas nenueitų šuniui ant uodegos, kaip visą laiką nueina. Tai turim būti komanda. Turim būti komanda, tai ir būkim tą komandą. Nežiūrėkim ten, kokie karaliai. Kiti sako, čia vadovauju vien žmogus, čia kaip tas žmogus pasakys, taip mes ir darysim. Tokia kaip pavienų banda. Nereik žiūrėti, kaip vien žmogus pasakys. Reik žiūrėti, ko mums reikia visiems. Nes tie, kurie įsivaizduoja savi karaliais, daro didžiulę žalą tai vienybei ir niekaip neleidžia tiem žmonėms susivienyti. O susivienyti žmonės daugiau padarytų gerų darbų ir pasiektų daug geresnių rezultatų. Tai nebūkit priklausomi nuo kažkokio vieno karaliaus. Man karalių nereikia. Aš esu giliai įsitikinęs, kad mes visi esame vienodai svarbus ir mes ne karaliaus turim klausyti, bet turim stengtis pasiekti tikslą, padaryti tai, kas mums yra mūsų valstybei, kas svarbu, ne asmeniniai kažkokie tikslai, bet valstybei. Susigrąžinti valstybei savo rankas ir padaryti ją teisinę, teisingą valstybę. Didžiausia problema yra su teisėsauga. Tai mūsų pareiga tą padaryti. Ne kažkokie asmeniniškai. Aišku, kiti sako, čia prilovė nori. Mano asmeninis tikslas tai yra padaryti viską, kad ta valstybė taptų teisinė valstybė. Kadangi aš pats nukentėjęs esu, ir ne viena aš pats nukentėjęs, kadangi aš pats esu nukentėjęs, tai aš žinau visą tą dalyką, kaip čia viskas vyksta. Ir daugiau tų žmonių yra nukentėję. Galbūt ir jūs, kurie dar nenukentėjot, nukentėsit. Tai aš noriu, kad ne jūs nenukentėtumėt ir kad mes toliau nebekentėtumėm nuo to teisinio banditizmo, kuris greuna mūsų gyvenimus, daro didžiulius nuostolius. Kai kurie net mūsų kolegas sėč kalėjime, turiu omeny Algirdą Paleckį, daugiau Antanas Kandrotas, sėč kalėjime. Tai mes turim padaryti viską, kad Lietuva taptų teisinė valstybė ir ištraukti ir tos už nieką pasodintų žmonės į kalėjimą. Nes taip negali būti. Dar greičius
vardą dabar pamiršau irgi. Yra ir daugiau ten tų, aš visų nežinau, visko galvoje nenešioji. Tai vat turim padaryti, kad ta valstybė, vienu žodžiu, tie, kurie turi sėdėti kalėjime, jie sėdži prezidentūrose, jie sėdži teismuose, jie sėdži Seime, vyriausybei, o tie nekalti žmonės, supranti, nieko nepadarė, atsidur kalėjime. Tai arba tokioj valstybė mes turim gyventi. Ne, mes turim padaryti, kad ta valstybė būtų teisinga, teisinė ir patogi gyventi visiems. Kad vat tos visus energetinius resursus pirktumėm iš draugingų kaimynų, tiesiogiai, be jokių tarpininkų aferistinių, be jokių aferistinių sutarčių. Pigiausias dujų gabenims yra vamzdžiais. Tai vat kranelį atsukiai, vat ir tos dujas eina. Ne laiveliai kažkokie aferistinių ten sutarčių prisirašant nuomai, paskui perk tą laivelį už mūsų visų pinigus. O mes tai negaunam jokių iš to naudos. Mum ir elektra kosmoso kainuoja, ir kiti naftos produktai. Pažiūrėkit, kiek kainuoja Baltarusijai, Rusijai, kuris naftos produktai, kiek pas mumis kainuoja. Viskas išpūsta, elektra irgi nebešneku, kosmosas, viskas. Taigi viskas daroma, kad žlugdyt mūsų valstybę, žlugdyt mūsų gyvenimus. Tai imkim ir pasistengim. Negana tenai išnešiuoti ten laikraščius, surink parašus, tai yra didžiulis darbas, bet padarykim tą darbą iki galą. Jeigu įdėjo tokias didžiulės pastangas, ten nešiuot tos laikraščius, rinkot parašus, tai paimkim ir į Seimą kandidatuokim. Taigi visi darbštų žmonės esat, tai darbą žmonės turėtų valdyti savo valstybę, o ne tie, kurie visą gyvenimą iš tos valstybės biudžetą tik tai ir semtenai be jokios gėdos, be jokio soties jausmą ir turim tą užbaigti. Tai vat yra mūsų visų tų pareiga tokia. Šiandien gal nelabai linksmai pašnekėjau, bet vis tiek susimastyti kartais reikia. Todėl ir kviečiu, vat visus dar kartą kviečiu, visus susisiekti su manim ir kol dar laiksi tą stoti į Eduardo Vaitkaus gretas, kad kuo daugiau pasiektumėm rezultatų kartu. Nes tik dirbdami kartu galim pasiekti pačių geriausių rezultatų. Tam kartu gal tiek. Taip pat pasigendu komentarų, apie ką norėtumėm pašnekėti daugiau. Kai kurie žmonės jau daug metų pažįstami užduod labai, tos pačius klausimus, tą patį per tą patį, 10 milijonus kartų gal atsakai, vėl, neberašykit tokių durnų tų klausimų, nes vis tiek aš laiką nesąmonių šnekėjimui neturiu. Kiekvienas turime elgtis atsakingai ir jeigu tu turi nesąmonėm rašinėti laiką, tai rašinėk kažkur pas savęs, o aš neturiu tokiem dalykam laiką, tai prašau manęs tokiais dalykais netrukdyti. Jeigu kažką rimtom temom galim kalbėti. Tai va, tuo ir baigiu šį kartą, taip ne visai linksmai, reikia kartais ir taip pašnekėti. Tai va, gerą vakarą visiems, geros nuotaikas, gerų emocijų ir pasiimkim tą kažkokią, kad būtų veiksmas, kad kažkokią, nes kažką norint padaryti, turim veikti. Tai veikim, o tam, kad veiktumėm, tai reikia mažiau kalbėti, daugiau dirbti. Tai va, gerą vakarą.